Sveiki! Šiandien pristatome programėlę pavadinimu Naujienos. Ji skirta taupantiems savo laiką žmonėms ir leidžia jums 3 populiarių naujienų portalų žinias skaityti vienoje vietoje. Programėlėje yra 4 dalys. Delfi, skirta rimtoms Lietuvos naujienoms iš portalo delfi.lt. Delfi 2, skirta linksmesnėms istorijoms iš Lietuvos ir viso pasaulio. Balsas, skirta portalui balsas.lt. Bei Alfa, kurioje rasite alfa.lt naujienų portalo santraukas. Programėlėje patogiai pateiktos straipsnių santraukos. O jei norite perskaityti visą straipsnį, tai reikia paspausti mygtuką Daugiau. Ir programėlė jūs nuves į atitinkamą portalą jūsų pasirinktą straipsnį. Programėlė yra šauni tuo, kad itin konservatyviai naudoja parsisiųstų duomenų kiekį. Dėl to neateis didelės sąskaitos už internetą. Šią bei kitas programėles galite parsisiųsti puslapyje programėlės.somnitel.lt.